Sveiki draugai, nauja siunta, naujas video. Važiavo toks lagaminėlis. Kasgi čia galėtų būti? Atidarykim, patikrinkim. Štai. Kasgi tai tokio yra? Tai yra ZX Spectrum Sinclair. Tai yra klasikinis ZX Spectrumas, 48 kilobaitai, kaip matom parašyta. Tokias įdomus komplektėlis. Kągi jis čia turi? Turi mikrofono įėjimą ir ausinės. TV ir sisteminį slotą jungti, taip, sisteminį. Ten kažkas matosi viduj dar. Pažiūrėkim. Matosi mikroschemos kokios tais, šleifas. Toliau, kas čia pas mus yra? Laidai, antenos laidas. Toliau audio įrašymo, audio įėjimas, išėjimas. Toliau maitinimo šaltinis. Aha, čia yra angliškas elektros maitinimo jungtis. Taip, tai tada reikės turbūt mums susirasti kažkokį perėjimą. Gerai, ir kasgi dar čia pas mus liko? Ir knygutė. To išimsiu. Taip, ZX Spectrum Basic Programming Sinclair. Nu tai pabandykim paprogramuoti. Prisijunkim prie... O, spalvos, žiūrėkit, atsimenat, kur tvarkėm kompiuterį? Black, blue. Kaip čia aš tai pataikiau tam tikram puslapyje. Tai prisijunkim šitą kompiuterį prie televizoriaus ir patikrinkim. Atsinešiau televizorių, kompiuteris, pajunkim antenos laidą į kompiuterį. Štai čia. Ir pasijunkim maitinimą. Kad maitinimą pajungti mums reikės perėjimo štai tokio iš angliško į mūsų. Na, štai čia turėtų tikti. Pažiūrėkim patį maitinimo šaltinį, ką jis sako, kas ant jo parašyta. Rašo 9 voltai DC, tai yra pastovi. Čia originalus Sinclair Power Supply. Maitinimo šaltinis. Įjungiau į 220, įjungiau teliką ir tada bandykim prisijungti maitinimą. Ant kompiuterio nėra jokių 9 voltai DC. Ant kompiuterio nėra jokių jungiklių, nei reset, nei power on. Tai turi iš karto įsijungti. Nieko nerodo, kadangi jis dar pirmą kartą prijungiamas, reikia susirasti kanalą. Tuoj surasim. Taip, tada darysim paiešką ir tada automatinis derinimas. Analogą. Tegul ieško.
Kažką tai surado ant 500. Vienas kanalas yra. Skanavimas į pabaigą, taigi vienas kanalas. Oi, ką čia mums rodo. Oi, gal išjungsiu garsą. Kągi iš čia mums rodo, taip, oi, negerai kažkaip tais. Pabandykim perkrauti, tai yra ištraukti maitinimą, užgeso ir jungti vėl. Ką tai galėtų reikšti? Kažkoks yra gedimas, gal kad nors čia paspausti, Ctrl Alt Delete, kur ten niekas nesuveikia, taip? Dar kartelį. Šiukšlės ant ekrano. Tai kažkoks yra gedimas. Taip, tai reikės tada jį taisyti, išsiardyti ir žiūrėti. Čia galbūt, ar ne, kaip mums dažniausiai būna, galbūt ramas, ar ne? Nes vaizdą rodyt rodo. Reiškia, kitkas viskas veikia. Bet, šitas kompiuteriukas toks gražus, fainas, toks kaip kolekcinis, matėt, pirmasis tas ZX Spectrumas. Tai jis nėra toks smarkiai mandras, neturi joystiko, reikia joystiką atskirai pasijunginėti. Tarybiniais laikais, ar ne, mes tokių dalykų neturėdavom, tai Tarybų sąjungoje, ar ne, šitą klonavo šitą kompiuterį. Tai tada atsirado visokiausi Leningrad, Delta, Lietuvoje tai Šaulys, Santaka, būdavo Baltic, Byte ir visokiausi kitokiausi. Tai šito klonos, mes su klonais žaisdavom. O čia jau yra originalas. Tai ir jame yra gedimas. Tai tada tuoj už kadro išserdom ir pasižiūrim, kas ten yra viduj. Tai reikia atidarinėti atsargiai, kad nenutrauktumėm šitų klaviatūros šleifų. Tai atsidarom vėl, nuimam švelniai, kaip išeina. Ir pasižiūrėkim, kasgi čia pas mus viduj. Taip, ką mes čia matom? Čia ramas, ar ne? Čia kitoks ramas. Tai video turbūt arba aukštesnis, žemesnis vadinasi. Upper ar down. Taip, čia 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 1, 1, 6. O čia kiti, Čia 1, 6, čia mažiau yra, o čia yra daugiau. Taip, toliau. Čia yra procesorius Z80. Biški šilta. Čia procesorius, čia yra firmware, romas, taip, biosai. Basicas ir viskas įrašyta. Čia RF modulis. Beje, yra štai 2 laideliai. Čia ateina 12 voltų, ar tai 9, ar tai 5.
reikia pasimatuoti. O va štai šitas laidelis, va, čia yra video ateina. Tai galima čia tiesiai prisijungti ir turėsim jau video išėjimą į teliką, ne per anteną. Tai būtų geresnis signalas, va šitas. Jeigu čia prisijungtumėm. Taip, toliau yra Ūla parašyta, taip. Lietuvos upėje, taip. Merkys yra Ūla. Taip, kas plaukėt baidarėmis per Ūlą. Tai čia yra brangi mikroschema šita ir joje yra sėdi viskas viduj. Tai toks gedimas taip pat gali būti ir šita. Tai viso kompiuteris, ta prasme, jeigu gedimas atsirado ar ne, ir jeigu šitas sudegė, tai ieškai tik tais tokios mikroschemos ir viskas remiasi į šitą mikroschemą. Jina yra brangi ir jų, kiek buvo pagaminta, tiek ir jų yra likę. Tai jos kaina vos ne visas kompiuteris. Tai viskas va tas yra, kaip sakoma, nereikalinga beveik palyginus su šita Ūla mikroschema. Tai va, tai jų sunkiai gaut būna ir jos brangios, bando kažką tais, nežinau kokioje stadijoje dabar yra, bando jas repliką padaryti ar ne, kažkokią tai mikroschemą, nežinau kaip pavyko, kokioje stadijoje negaliu atsakyti. Reikėtų pasigilinti. Tai va, o mes dabar tada kažkaip bandykim nustatyti mūsų gedimą, kuris čia tas ramas, ar šitas ramas, ar šitas ramas blogas yra. Tai va, nežinia kaip. Neturiu diagnostikos, galima būtų čia įstatyti kažkokį tais ramą ar ne papildomą, kuris nustatytų, tarkim, atjungtų šitą BIOS ar ne ir pasileistų iš čia. Tai būtų labai elementaru nustatyti gedimą, tarkim, parodytų, ar tas blogas, ar tas, ar šitas. Tai va, tai ir būtų viskas easy, bet tokių dalykų neturiu. Gaila. Turiu nuo kito savo ZX Spectrum. Tai čia yra Timex interface. Tas Timex interface, vat lygiai taip pat jis va čia vat ir prisijungia. Matot, yra tarpelis. Ir jis į tą tarpelį štai prisijungia. Va, ir jis įstatė. Bet tas Timex yra reikalingas tam, kad prisijungti joysticką. Va, serial. Tai lygiai tokie pat būna ir kitokie dalykai. Periferija, kaip sakant, prijungti. Lygiagrečiai aš šitam gaminu ir kitus savo projektus. Va, 2 radau dabar. Tai galim truputėlį aptarti. Tik nežinau, kuris čia kuriam. Pradėkim gal nuo šitos dėžutės. Tai yra toksai dalykas DivMMC, va, rašosi ZX Spectrum DivMMC. Tai va čia esu jau pradėjęs gamintis. Jo pavadinimas yra Div tiesus. Tai čia toks daiktelis yra CPLD, ta prasme, programuojama mikroschema, procesorius programuojamas. Čia ramas, o šičia yra romas, flashas irgi, toksai pat kaip ten, vat, kur rodžiau, va štai čia, ar ne? Va šitas yra BIOSai, ar ne? Tai čia irgi tokie pat BIOSai, tik tais mažesnė mikroschema. Ir man dar yra sustojęs šitas projektėlis, kadangi trūksta dalių. Ir čia vat, būtų toks daiktas, kad prisijungtų senoji šitą SD kortelę, kur didelė yra. 2 mygtukai. Čia ir kvarcas įlituotas, visos detalytės įlituotos, liko jungikliukas, SD ir 2 mygtukai. Ir neturiu dar šitų, vat, va matot, va čia vat bus, tik tais bus va taip antraip, jeigu kad matytume, lygiai taip pat su šituo, vat, ar ne? Va, tarpas yra tarpas, matot, sueina. Ir tada
šitą prisijungtų prie, va štai čia, nes matot, irgi yra 4 ir 4 tarpas, taip. Tai turi ateiti man jungtis, dar irgi esu nusipirkęs. Tai čia vat prisijungtumėm taip. Ir čia mes turėtumėm jau SD kortelę, iš kurios užsikrautų koksai nors ar žaidimas, ar testas, ar ne, su kuriuo mes galėtumėm nustatyti. Va. Įtilpa, matot. Tai vat, čia nebaigtas projektėlis ir laukia dalių, tai man labai jis padėtų šitam remontui. Tačiau, jeigu pamenat prieš tai remontuotus mano ZX Spectrumus, ar ne, tai darydavom kaip? Aš išsilituodavau šitą mikroschemą, įdėdavau vat, lizdą tokį, ar ne, ir tada užprogramuodavau mikroschemą su testu, ir tas testas startuodavo iš tos mikroschemos. Tai vad, nežinau, ar dabar čia man verta jį ištraukti, tą mikroschemą, ar palaukti, kada atvažiuos likusios dalys. Liko čia keletą savaičių, bet aš nežinau tiksliai, ar su šito testu man pavyks pasileisti kažką tais, nu, tą testą paleisti, kad jis tiktų šitai sistemai. Tai pažiūrėkime dar kitą projektėlį, kas ten pas mane lygiagrečiai darosi, taigi Div MMC vadinasi šitas. O kitas projektas yra jau pradėtas filmuoti, bet taipogi sustojo. Taip, čia pas mane labai daug visokiausių mikroschemyčių. Čia yra Wi-Fi modulis net 5. Čia Raspberry RP 2350. 2 vienetai. Na, visokiausios mikroschemos. Va, rimta mikroschema, kuri tokia turėtų būti. Čia 2 Raspberry jau yra išlituoti. Čia mikroschemytės. ESP ramas. Dar vienas Raspberry's toksai pat. Va, ir čia turėtų būti toks daiktas, vadinasi P-Card for Pentagon Leo. Va, čia dar liko keletą plokščių. Dvi, 3, ar ne? Tai kaip ten reikia daryti, atsimenat? Sprigtas. Ir aš jau moku video editorių padaryti, taip? Va, žiūrėkit, kaip greitai išmoku redaguoti video. Va, ir jau yra pagaminta šitą plokštę, kartridžas pagamintas. Tai jo smegenys ir variklis visas yra va, šitas Raspberry's. Čia įsistato SD kortelė jau maža. Mygtukai yra, atsiprašau, nesimato, NMI, Reset. Taip, čia yra General Sound, tai yra Sound Blasteris, ar ne? Div MMC arba Z controlleris. Tai uždedam va šitoje vietoje jumperį, tai yra trumpiklį, kad būtų arba Div MMC arba Z controlleris. Tas daiktas reikalingas tam irgi, kad veiktų SD kortelė. Bet čia yra parašyta, kad skirtas yra Pentagon Leo. Jis yra skirtas šitam va štai kompiuteriui, kur kažkadaise buvo jau video, galbūt prikabinsiu į aprašymą, paskaitykit, rasit apie šitą kompiuterį surinkimą. Tai čia įsistato šitą plokštę ir įsistačius kortelę, galima viską paleisti tiesiai iš kortelės. Tai va, čia jau viskas jau paruošta, tai reikia čia lizdą įlituoti ir galima jau bandyti dirbti tik su šituo kompiuteriu, šitam kompiuteriu tik skirtas. Tai vat, tai be šito Div MMC viskas veikia iš flopiko, ar ne? Arba flopikas suveikia su Gotek, tai yra emuliuotas flopikas, į kurio imidžai yra jau failuose, ar ne? Vienas imidžas reiškia failiukas, disketės imidžas, tai yra
atvaizdas disketės, jeigu lietuviškai, taip. Oi, nėra, čia jau iškeliavo į Angliją. Tai vat, tie projektai yra tam skirtas, o dabar, kur taisom, tai jie netinka. Esu užsisakęs dar panašių plokščių. Atvažiuos. Tuoj viską čia sutvarkau. Grįžkim prie prieš tai aptarto. Tai esu užsisakęs plokštės irgi važiuoja, nu tokios, va, tokio pat dydžio. Tai ten vietoj, nu, yra ir SD kortelė, ar ne, ir yra dar papildomai šitas joystickas prisijungia. Tai jau šitas DVM-C su joysticku viename. Tai jis labiausiai tinkantis bus būtent šitokio tipo kompiuteriam. Kad jam prijungus mum ir kortelę skaitytų, žaidimą užsikrautų iš kortelės ir turėtų joysticką. Nes šiuo atveju galima tokio tipo kompiuteriam tik tais užsikrauti iš magnetofono žaidimus. Iš čia per magnetofoną, nu arba per mobilų telefoną, kaip dabar yra įmanoma. Ir tada žaisti tik tais vat, su klavišais ar ne ant žaidimus. Keis, su klaviatūra žaisti žaidimus. Norint žaisti joysticku, tai reikia, kaip sakiau, turėti šitą, žaidimą užsikraunam iš kasetės ir tada žaidžiam. Tai va, tiek to aptarimo, tai dabar grįžtam atgal prie remonto ir reikia nuspręsti, kągi darysim. Pataisyti kompiuterį reikia, bet mums reikia kažkaip tais jam paleisti testą, kad mums testas pasakytų, kokia detalė yra sugedusi. Arba mes lituojam viską lauk, viską dedam ant šitų lizdų, visas mikroschemas atminties, ir tada jas keitinėjam, jeigu mes neturim ar ne kažkokio testo, neturim programatoriaus, neturim kaip išsilituoti, va tarkim šitą, lizdo šito neturim. Tai mes tada turėtumėm po vieną išiminėti, keist, po vieną išiminėti, keist, po vieną išiminėti, keist. Ir tada galbūt nustatytumėm, kuri yra mikroschema bloga. Žinoma, neturim mes va tos ULA, kaip minėjau, tai čia būtų tragedija šitam kompui, jeigu tai sugedė. Na, tai pagalvosiu, kaip daryti reikia, paieškosiu programinės įrangos. Jeigu rasiu testą tinkantį šitam, greičiausiai rasiu, nes visiems tokius kompiuterius daug kas taiso. Ir tada pabandysim kažkągi padaryti. Čia, kad išardyt, tai dar vienas varžtas likęs yra, tada, kad išsikels visą plokštę. Modelis yra čia štai toks. 48 issue 3B. ZX Spectrum Sinclair issue 3B. Tai vat, čia dar yra trumpikliai, čia varža. Tai nežinia, ar išiminėti jau šitą, ar ne. Tai dar reikėtų, manau, pasimatuoti įtampas, nes yra štai ant šitų mikroschemų yra 3 skirtingos įtampos. Tai norėčiau aš jas ir pasimatuoti. Paimkim testerį. Tai statykim ant 20 ir pasijunkim įtampą. Įtampą pasijunkim ir pasimatuokim ant šitų atminties mikroschemų. Taigi, čia 0 yra ir šičia yra +5. Ok. Dabar šičia +12 ir dabar šičia -5. Taip, yra 3 įtampos, kaip matėte. -5, +5 ir +12. Tai su įtampom yra viskas gerai.
Taip, tai jungiam lauk ir kokie tolimesni žingsniai. Kaip minėjau, reikėtų man šitą išsilituoti ir kitą romą įsistatyti. Kad įstatyti, reikia čia padaryti pirmą šitą lizdą įsistatyti. Bet tada reikės perdarinėti va šitoj vietoj, nes ta mikroschema yra 16 kilobaitų. Beje, gerai būtų pasitikrinti va šitą, kaip aš minėjau, kad nėra kaip pasimatuoti, tačiau visgi yra. Taip. Visgi yra, nes aš norėjau padaryti vieną staigmeną, daryti šito kompiuterio aptarimą, kaip kad dabar aptarinėjom, bet teks šitą mums panaudoti kaip šitos ULA mikroschemos testerį. Tai tada aš čia vat išsiardau ir pasitikrinsim šitą ULA ant šito kompiuterio, nes šitas kompiuteris yra veikiantis, tik dar su tam tikrais niuansais. Atsukau varžtus ir jau atjungiau klaviatūrą. Pažiūrėkim šito kompiuterio vidų. Jis yra beveik toksai pat. Taip. Beveik toksai pat. Pasižiūrėkim, koks čia užrašas yra. Issue 3. O čia yra Issue 3B. Tai vat jos kaip ir beveik vienodai mamašos kompiuteriai. Tai ULOS yra lizduose, ULA čipai. Tai tiesiog reikėtų šitą išsiimti ir įdėti čia. Tuoj tada padarom tai labai greitai. Prijungiau jau maitinimą, prijungiau anteną ir nustačiau kanalą. Jau rodo, bet kaip matot, toks gan yra prastas vaizdas, bet svarbiausia, kad viskas veikiantis. Tai dabar tada atjungiu maitinimą ir ištraukiu šitą ULA ir testuosim ant šito kompiuterio, tada to kito kompiuterio ULA. Tuoj sukeičiu. Štai išėmiau, štai įdėjau čionais ir tada pajungiam maitinimą. Ir vat jis ką rodo, yra gedimas štai toks. Tai nežinia ką daryti. Galbūt ir šitas veiks įdėjus šitą ULA į tą kompiuterį. Pabandykim dar kartelį atjungti. Tai tada įdėkim gerąją į čia ir bus viskas aišku. Įstačiau ir tada paduodam maitinimą. Nerodo, reikia nustatyti kanalą per naują. Baiginėja skanuot. Tai va, draugai, liūdnas reikalas. Liūdnas reikalas. Vaje. 50 eurų viena mikroschema. Sutikrinkim abi mikroschemas, kuom jos skiriasi. Viena 84 metų šitos pirmos savaitės, kitas 85 metų. Taip kad matot, ne kažką. Visgi aš pasinagrinėjau, yra ten tų, kaip sakant, pakaitalų.
reverse engineeringo. Tai ten su CPLD ar tai FPGA gamina šitas ir pardavinėja tas mikroschemas. Tai reikės aiškintis. Bet, kaip matom, piniginė prasme, tai čia bus tikrai brangoka. Pajungiau, tai dar ir klava neveikia. Klavas sukeičiau. Tai šitą veikia ant abiejų kompų, mano ir tanto. O šitą prijungiau prie savojo. Tai neveikia ir ant to. Tai čia panašu dar bus ir šita plėvelė bus kažkur tai sugadinta. Čia dar vieną pastebėjimą padariau. Tai truputėlį jungsi garsiau, vienas garsas bus, neišsigąskit. Гляди, пятачок. Ой, выходит, то есть входит. Входит. И выходит. И входит. Замечательно выходит. И выходит, и входит. Tai vat, mintis kokia yra, kad įstatyti pentagoną. Taip, bet čia reikia susižiūrėti, kad viskas tilptų. Bet, kaip sakant, klasika yra klasika, nesinori tos klasikos draskyti. Bet mintis būtų ir tokia. Žinoma, čia reikia daryti kažkokį klaviatūros perėjimą. Sužiūrėti jos, kaip sakant, tinklelį, kuris yra ten linijos ar ne ir stulpeliai. Tai reikia susitikrinti. Tai vat, kokį sprendimą daryti, gal turit kokių pasiūlymų, ką daryti, gal turit tą mikroschemą ULA parduot, kad atgaivinti šitą. Nes dabar arba šitas, arba šitas. O šitam gerai yra, viskas yra procesorius ir romas įdėtas lizduose. Tai vat, toks tas gedimas, kaip matom. Ramas geras, o viskas labai greitai išsisprendė. Tai net nežinau, galima būtų padaryti kažkokių dar testų. Užlaudinti ar ne iš magelio kažką tais. Pasižiūrėti, kaip matėm, turim kartridžą. Galim šiaip užvest arba video pasidaryti. Čia vat pasijungti dar per kondensatorių per 100 mikrofaradų ir turėti paprastą video out. Tai čia yra galbūt kitoj serijai padarysim, nes dabar tokiuose apmąstymuose turėčiau pasėdėti ir pamastyti, kągi daryti su šituo. Tai vat, na, surinkinėjau atgalios, pasiliksiu turbūt šitam, nes tuo atvažiuos kitos plokštės, kur bus su DivMMC joystickas ir kortelė. Bet tas pats tinka ir šitam, nes tie dviese beveik niekom nesiskiria, tik tais klaviatūrom, kad pas tą yra guminė, o pas šitą yra vat štai tokia, pilnesnė, nu kaip tokia vat mygtukinė jau. Bet tokia biški sausoka, ar nesunku, kai tai biškiuka, o ten guma. Tai va, tokioj biški apmąstymo būsina aš dabar likęs. Tai parašykit ir jūs. Kaip darytumėt, kaip siūlote daryti. Kokį sprendimą geriau padaryti. Visien aptarsim kitoj serijoje šitą kompiuteriuką. Šitą. Turėsiu dar kitokių, jau
Čia yra ZX Spectrum Plus 40, čia 48, o čia 48 Plus. Tai po to dar bus dar kitoks ZX Spectrumas, jau iš karto su mogeliu, žinot kaip vadinasi turbūt, Plus 2. Tai čia jau bus ateities serijose. Tai va, šį kartą turbūt su video tiek, su liūdna pabaiga. Tai tiek, draugai, tada. Ačiū, kad žiūrėjote, jeigu patiko, palaikinkit ir iki sekančių kartų. Ate.